Na, ekspertai ir mersų žinovai, kas nors man pasakys, šiaip savo praktikoje sutikau pirmą kartą, kad GLE Coupe mersas būtų be salono apšvietimo. Tai šituose vietose absoliučiai lygus aliumininis korpusas ir jokio apšvietimo nėra. Tai labai tas keista. Galvojau, kad jau GLE Coupai tikrai eina visi su apšvietimu, bet štai atsirado pas mus klientas, kuris pagal originalą neturėjo jokio apšvietimo. Dabar turi po panelėm krentantį šešėlį. Juostelės nesimato netgi iš apačios, jinai sumontuota į vidų. Tada durų rankenos, durų kišenės, kojų apačios, centrinė panelė dėja irgi neturėjo specialios vietos, kad sumontuoti juostelę, bet sumontavom į vidų korpusą. Štai tokį rezultatą turim. Tai čia štai vieną mersą turim. Šitas GLE Coupe originaliai yra be apšvietimo. Ir labai įdomi situacija, kadangi turim dar vieną S klasės mersą. Ir S klasės mersas 221 kėbulė. Jisai yra irgi be salono apšvietimo, tai nėra. Tiesiog lietas korpusas juodas. Tai 221 irgi toj darysim apšvietimą.